Labas rytas visiems, labas rytas Artūrai, smagu vėl tave matyti šiandieną. Ir tai taps mūsų tokia kasdieninė rutina pasimatyti, tokie trumpi pasimatymai, galima sakyti. Taip, kad vyrai nepavydėkite. Aš turiu labai gerą kompanioną savo sielai. Ir šiandieną mes su Artūru skaniuose pokalbiuose vėl truputėlį pakalbėsime apie nerimą, apie tai, kaip išlaikyti tą švarę galvą, kaip pradėti gyventi, kaip norėti gyventi, vėlgi, ne? Tai Artūrai, labas rytas ir gal trumpai prisistatyk visų pirma pats ir gal truputį apie nerimą kažką. Labas rytas, Inga, labas rytas klausytojai. Labai malonu, kad tu mane čia kvietiesi, kad esu tas iš nedaugelio. Tai ačiū Norimas ir labai, geidžiamas. ačiū tau labai, ačiū, kad galiu pasidalinti, kad galiu atnešti savo patirtį, kad galiu atnešti savo įžvalgas ir pasidalinti iš savo perspektyvos, iš savo pusės. Tai labai graži šiandieną tema, kuri yra labai reikalinga šiuolaikiniai visuomeniai, šiuolaikiniam žmogui, todėl kad nerimas mus tiesioginė ta prasme žudo, taip, ir nerimas yra visur, ant kiekvieno kampo, mokyklose, darbuose, santykiuose, ir mes labai dažnai nerimaujam. Ir būtent tas nerimas nieko mums gero neduoda. Tai paneša tik tais problemas, fizinį skausmą, emocinį skausmą ir taip toliau. Ir pagrindinė šiandieną būtent su tavim pakalbėti ir pasidalinti savo patirtimis, kaip nerimą valdyti, kaip jį sumažinti, kaip tu minėjai, kaip pravalyti savo mintis, savo emociją, kad būtų lengviau. Taip? Taip, taip, iš tikrųjų, žinai, gal aš pati irgi, kodėl ta tema, pavyzdžiui, man labai rezonavo šita tema, todėl kad labai daug patirties tame turiu. Labai praėjau tokį kelią, galbūt padraugauti teko su nerimu, gal sakyčiau, netgi gerus pusę metų, žinok. Ir va toks, O, sakyčiau, yra ką veikti tame, kai tu atpažįsti, kad tavo nerimas tampa tavimi ir kad jis įsisuka į tavo protą, į tavo sielą, į tavo širdį, sukeldamas tokį begalinį skausmą. Nors, žinai, kaip įdomiai, nerimas taip ateina tokiu keistu pavydalu, lik proto žmogus kaip ir suvokė, kad tai, kas vyksta, nėra labai jau skausminga arba nėra jau labai ten kažkas tokio, dėl kurio čia reikėtų, dėl ko reikėtų tiek nerimauti, ne? Bet esmė tame, kad kažkas kūne pasileidžia kaip programa, kaip atpažinimo programa, kad reikia vėl nerimauti, kad tai yra nesaugu, kad tai yra kažkokia baimė, kad tu nenugalėsi jo, žinai, ateities nebėra, tu nebeverta, tu nebetiki savo jėgomis. Ir aplamai tokia lavina minčių, sakyčiau, nesveikų, ane, kurie sužadina tą nerimą ir tą paniką viduje. Nes iš tikrųjų nerimas, tai dar visai būtų gerai, prašau, kad tai būtų tik nerimas, ane, bet nerimas dažniausiai perauga į panikos priepuolius, į depresiją, į apatiją, į va tas begalinis skausmas. Atrodo, tik tai tu, kad nerimauji, bet iš tikrųjų kažkas kūne taip pasisėja stipriai ir jeigu tu nevaldai šito jausmo, tada šitas jausmas pradeda valdyti tave. labai gerai pasakyta. Labai Ir gerai pasakyta. jo, iš tikrųjų man taip patinka netgi galvoti, taip, tai, ko tu nevaldai, valdo tave. Ne? Ir aš, pavyzdžiui, supratau, kai aš skyriausi, pasidalinsiu savo asmeninę patirtim, iš Dar tikrųjų. norėjau, dar norėjau Mhm. tavęs paklausti, ar tu galėtum atvirai pasidalinti su klausytojais savo patirtimi ir kaip Taip, tau buvo ir kaip tu susitvarkei su tuom. taip, ir vat užtat galvoju, kad turėtų būti labai naudinga ir vertinga, nes mes pasidalinsim iš tikrųjų savo asmeniniam patirtim, ne, kaip mes kovojam su tuo nerimu, kaip mes jį pamilom, priėmėm ir transformavom į kažką tai didesnio, geresnio, galingesnio. Bet atsimenu tą dieną, žinokit, kai
Kadangi įvyko skyrybos, mano vyras pasako vieną frazę, kad greičiausiai, kad mes nebebūsime santuokoje ir jisai nori išeiti. Va tą minutę aš supratau, kad buvo paleista strėlė į mano širdį taip stipriai, kad ten vat, apsigyveno nerimas. Ir kokį mėnesį turbūt tiesiog nerimavau, nežinodama, dėl ko nerimauju, tiesiog toks nerimas dėl pačio sakinio prasmės. Nes netgi sakinys mano galvoje pasėjo tokį nesaugumo jausmą. O kaip bus? O kas dabar? O kur eisiu? Ką veiksiu? Apie ką gyvensiu, žinai? Ir viską labai apie save pradėjau gvildenti, bet čia aišku sveikintina, kad visi į save eitų, o ne į kitą, žinai, kad tu tipo, toks durnas, kodėl tu tai pasakėjai, bet aš supratau, kad tai yra tas nerimas gyvena manyje ir man reikės kažkaip su juo būti ir jeigu tai bus didesnė problema, tas nerimas vadinas dar labiau plėsės, jeigu aš mažo nerimo nevaldysiu, aš pasodinsiu didelį sodą nerimo, tada jau bus galbūt nelabai ir kažką, žinai, su tuo reikės labai padirbėti. Bet aš skaičiau labai daug knygų. Žiūrėjau labai daug lektorių visokiausių filmų ir supratau vieną, kad be savo noro suvokimo, kad reikės dirbti, va dabar reikės dirbti, va savo taip ir pasakiau, Inga nieko nebus. Gali nerimauti, gali mėgoti, gali eiti verkti, gali slampinėti per kambarius, guostės draugams ir taip toliau, bet suvokiau, kad nieko nebus, reikės save pasiimti už čiuprynus, kaip tokį, kaip, žinai, jeigu norėtum padėti savo sesį arba broliui, nu tu paimtum, tai pakratytum, sakytum, žiūrėk, va tokia tiesa. Ir esi gyvas ir tu turi toliau gyventi, kažkaip tai, ne? Tai aš save į tokią poziciją pasėmiau save už čiuprinos ir pasakiau, viskas, baigi žaidimus, susikaupi ir gelbėjai save grina tą žodžio prasme. Tai ką aš nuo ko pradėjau? Čia, aišku, svarbu, ką jūs galite pradėti, vėlgi kiekvienas asmeniškai, ne? Bet aš pradėjau keltis labai anksti, aš netgi po 5, gal kokį 15 jau stovėjau ant kilimo namie. Aš supratau, kad su tuo skausmu, su kuriuo atsibundu, aš negalėsiu išgyventi dieną. Aš net nežinojau, kaip ją išgyventi kitaip. Tada, kai tu disciplinuoji savo protą, neleidi blaškytis, nes nerimas, kas yra, ne, toks chaosas viduj. Kodėl, kas, o kaip bus, o kas ten, kas, ana. Tai tiesiog pasodinau save ant kilimuko. Įsijungdavau kundalinį jogą, tai yra su kvėpavimais labai stipriais, įdėdavau ten labai daug inercijos, tai yra tokios fizinės iškrovos, ne, kokį 20 arba pusę valandos tiesiog kvėpuodavau, tiesiog su tokia jėga, žinai, taip nuramindavau tiesiog savo protą. Tai jau būdavo geras rezultatas pradėti dieną. Ir po visos jogos tada eidavau į dušą, ir vanduo karštas, šaltas, tam, kad protui neduoti jokio laiko tarpo gvildenti, kas su manim darosi šiandieną. Nu, tipo, kaip ir niekas nesidaro fiziniai plotmėje, ne, bet mano kūnas reaguoja taip skaudžiai į tą sakinį, kad gal aš nebebūsiu su kitu žmogumi. Bet čia suvokiant kitą tiesą, aš suprantu, kad čia jo pasirinkimas, taip, ir gali, ir jisai turi teisę nebūti. Ir aš turiu teisę nebūti ir nenorėti būti. Ane? Ir va tas priimti labai sunku, bet kaip? Nu kaip širdis verkia, o kaip priimti, kaip paleisti? Tai va, kai protą įvaldai ir neduodi jam blaškytės terpės ir gyveni čia ir dabar, su ta mintim, kad nieko daugiau Inga nėra. Nėra netgi rytojaus. Nes rytoj gali kažkas pakisti. Pavyzdžiui, galiu aš numirti arba tas žmogus, kuris sako, kad noriu išeiti, numirti. Ir vadinasi scenarijus nerimo pasikeis kardinaliai. Ane? Arba gali kažkas pasakyti, žiūrėk, Inga, aš tave pasiemu į Dubajų, į ten 5 žvaigždučių viešbutį, veltui gyventi 3 metus. Ir tavo nerimas pasibaigs. Nu, čia iš tos operos, kad galbūt atjos princas ant balto žirgo ir mane išgelbės.
Bet juk idėja ta pati, ne? Čia dabar savoka. Jeigu tu, aš suvokiau taip, jeigu tu išgyveni vieną dieną tame skausme ir tame nerime, vadinasi ateina suvokimas, okei, tai ir kita diena gali būti tokia pat išgyventa, suvaldyta ir išmylėta, kažkaip galbūt ir atverkta sąmoningai, išgėdėta, paleista, nu kažkokia ta diena vis tiek bus, nu tu nesulysi su tuo nerimu gyvas kažkur, ne, į žemę. Vadinasi, tu ją gyveni. Ir man labai padėjo, vat būtent tie dalykai. Jeigu ne joga, į batus maudavaus ir bėgdavau mišku, klykdavau, cypdavau, verkdavau, muždavau pagalvę, cypdavau mašinoje, atsimenu, ateinu į jogos pamokas, čia visi sueina ir aš tam, kad lengviau man būtų, aš netgi žmonėm pasakydavau, kad žiūrėkit, aš šiandien labai blogai jaučiuosi, nes aš skausme, bet ačiū Jums, kad Jūs atėjote pas manęs ir galite su manim pabūti ir man tai labai svarbu. Leisdavau savo verkti, leisdavau pripažinti tą skausmą kitiems, nes gaunasi, kuo tu labiau pripažįsti, kaip yra legalizuoji. Ne? Legalizuoju, taip, ir suvoki, taip. Aš sakydavau, taip, Inga, nu, tu netobula. Nu, netobula. Taip, mane palieka. Ir aš į tą statistiką įeinu kaip eilinė moteris, kurią išduoda vyras. Kaip fainai. O aš norėjau būti vienintelė gyvenime kažkieno tai. Tai va, ir va su tuo labai sunkiai yra kovoti kaip su pačiu jausmu, bet aš sakyčiau, gal po 3 mėnesių mano dukra žiūri mane ir sako, mama, bet tu žinok, labai gerai atrodai, geriau negu tėtis, nors paliko tave. Ir aš supratau vieną, kad mano dukros žodžiai buvo man kaip akstinas tiesiog tęsti toliau tai ir daryti visas praktikas įmanomas, ne, nuraminti protą, nuraminti savo sielą, įsižeminti į čia dabar momentą, nes jisai buvo vienintelis išsigelbėjimas mano gyventi šią dieną. Ir aš pragyvenau tiek daug dienų, galvojau, wow, jau praėjo beveik 8 mėnesiai, greitai jau metai. Kiekvieną dieną, kaip vienintelė. Ir iš to tada tu išsineši tiek daug patį suvokimą, kad visa kita, kaip nerimas, yra haliucinacija proto. Tik proto haliucinacija. Vadinasi, mes galim valdyti save, ne? Galim tą jausmą transformuoti. Nerimą transformuoti į kažką kitą. Į patirtį, į žinias, į atjautą kitam, į meilę savo, į pasitikėjimą savimi. Ne? Labai daug dalykų gražių užauginau viduje būtent per nerimą. Labai gražu, ačiū tau. Paklausyk, norėčiau tavęs paklausti, ar tu galėtum padaryti santrauką vienu sakiniu, pasakyti, kaip tavo gyvenimas pasikeitė išėjus iš to nerimo. Būtent, jeigu taip nuo pradžių problema, sprendimo būdas ir kaip tu šiandieną jautiesi, kaip tu šiandieną gyveni. Trumpą santraupėlę. Tokia trumpa. Tai aš gal jaučiuosi, žinai, pilna. Tai vat, man labai patiktų pasakyti, kad aš turėjau puzlę, kuri buvo kažkokia. Ir įsistačiau visas detalės ten, kur jos turi būti, kad pasidarytų bendras piešinys. Kažkoks labai graži vizija, labai graži metafora gimė. Tai yra labai daug apie savęs meilę visų pirma, ne? Ir kad aš esu verta. Apie vertumą. Labai va tas užaugino mano vertumą, kad aš esu verta gražiausių dalykų ir geriausių žmonių ir turtų ir sėkmės ir visko, kas yra vienoje dienoje. Aš esu verta visko. Va tas jo pilnatvės jausmas atėjo suvokimas, kad ši diena yra svarbiausia tavo gyvenime. Nėra rytojaus. Ir jinai tada ateina toksai visada suvokimas, kad atsikeliu ryte ir sakau, Inga, nu tai kaip gyvensi šią dieną? Ką darysi dėl savęs? Ką dar gali padaryti dėl savęs? O tada ką gali padaryti dėl pasaulio arba dėl kitų žmonių?
vat yra tik ši diena ir tu matai, kokia jinai svarbi. Ir tada tampa, žinai, visos dienos metuose svarbios. Todėl, kad jeigu tu įsileidi tą žinojimą, kad kiekviena diena yra unikali, vadinasi, visos dienos pragyventos bus unikalios. Tikrai taip, tikrai taip. Labai ačiū tau už tavo nuoširdų ir atvirą pasidalymą. Jeigu aš galėčiau iš šono šiek tiek atliepti, ką Taip, aš girdėjau ir ką aš mačiau, tai ir būtent paryškinti klausytojams, kad žiūrėdami į Ingos situaciją, kad pamatytumėm ir išmoktumėm, kad kai mūsų gyvenime nutinka rimti dalykai, kurie mus labai skaudina, kurie mus veda prie nerimo, prie streso, gal netgi prie depresinių dalykų, reikia suprasti, kad už tų dalykų stovi kažkas labai gražaus, kurie pakeičia mūsų gyvenimą, kurie priverčia. Kartais gyvenime nutinka tokie dalykai tam, kad žmogus galėtų pasikeisti, tam, kad žmogus pakeistų kardinaliai savo gyvenimą, ne? Ir tuo metu atrodo katastrofa, tuo metu atrodo visas pasaulis griūna, tuo metu atrodo širdį veria visais įmanomais kardais, spygliuotom vielom ir taip toliau. Tačiau jeigu tu šiandieną nusikeltum į tą momentą, jau žinodama, kokia tu tapsi po pusės metų, kaip tu reaguotum? Žinok, taip, tada nerimo net nebūtų, turbūt būtų tas toks pats žinojimas, kad tai faina, nu tai reikės praeiti. Galbūt, žinai, nu nesinori, aišku, to sunkumo grįžti, bet aš galvoju, jisai buvo iš tikrųjų, žinok, kažkoks ypatingas, netgi tas nerimas ir tas sunkumas, jisai turėjo labai tokį skanų atspalvį. Nes ten yra daug smalsumo, nes tu ieškai skonio gyvenimo, to draivo, to džiaugsmo vėl, nu kas galėtų tave užpildyti, ne? Tai iš tikrųjų, nu čia dar ne mano ne pabaiga, gal sakykime, ne 8 mėnesiai, tai dar nėra tas, wow, galbūt aš po 2 metų, kai aš kalbėsiu apie skyrybas, aš tikiu jau dabar, nes aš jeigu dabar galiu padėkoti už tą laiką, kad man vyras sako, kad aš išeisiu ir aš galvočiau dabar, aš sėdėčiau ir sakyčiau, okei, žinai, fainai, eik, visai tikiu, kad bus viskas okei. Bet aš tikiu, kad po 2 metų galbūt aš jums sakysiu, žinot, aš dėkinga už tą momentą ir tą sakinį, ir tą sekundę, kuri pakeitė kardinaliai mano gyvenimą. Ir šitoj vietoj norėčiau dar pridurti labai stipriai, kad vis tiek kas tai padarė, ne kažkas kitas, Inga, ne kitas žmogus atėjo už tave tai padarė, ne tavo dukra, ne tavo mama, ne tavo sesuo, tu pati tai padarei. Tai reikia suprasti visiems asmeniškai žmonėms, kad kai nutinka mūsų gyvenime problemos, kai mes susiduriam su iššūkiais, kurie kelia mums didelį nerimą, mes patys turim su tom tvarkytis, niekas kitas mūsų neišgelbės. Todėl susiemi save rimtai į rankas, ne, pradedi dirbti su savim, visų pirmiausia, su savo mintim, todėl kad viskas prasideda nuo mūsų minčių. Ne, ir kaip yra gerai, toks paveiksliukas rodo, kaip žmogus masto. Moteris, ten, žinai, burbuliukas, drakonas atskrendantis ir kitas burbuliukas, kad tas drakonas jau puola tą moterį. Ir vat, jis labai gerai atvaizduoja, kaip mūsų mintis veikia, nes gal to drakono net nėra, gal vietoj to drakono gali būti minkštas pūkuotas šuniukas, arba gal ir yra tas drakonas, bet kodėl jisai puola tą moterį. Gal jisai nepuola, gal jisai atskrenda su ją kavos atsigerti, ne? Tai vat kaip mūsų mintis veikia ir kaip mes jas materializuojam. Viskas tai prasideda nuo mūsų minčių. Tada per mintis mes išleidžiam žodžiais į visatą, į pasaulį, ne? Jeigu mes tuos žodžius vartojam kasdien, vartojam dažnai dienoje, tada tampa mūsų įpročiai. O įpročiai, ką daro, formuoja mūsų charakterį, formuoja mūsų asmenybę. Ir jeigu mes kiekvieną dieną atsikeliam su neigiamais dalykais, su kaltinimu, su savigrauža, su savivertės nebuvimu, su ieškojimu kaltės kituose ir taip toliau, ir mes kiekvieną dieną ką darom? Žlugdom save mintimis, žodžiais, įpročiais, kurie formuoja tą visą depresinę aplinką, depresinį vaibą. Viena diena ateina, žiūrėk, kad esi žmogau jau
priklausomas nuo vaistų, priklausomas nuo kitų žmonių ir žiūrėk, kad tavo gyvenimas griūna. Ne? Ir vat, Taip. ką, ką daryti? Ką daryti tada, kad nebūti tokioj būsenai? Tai va čia, tu Patar, sakai, ką daryti, tai va ir daryti, kaip tam Miunchausenui tame filmuke, pačiam traukti save iš balos, žinai. tikrai Bet iš taip. tikrųjų, vat mes dalinomės, atsimeni, sakiau, kad yra įrodyta mokslininkų, ne, kad 27% genetiškai nerimas yra paveldimas. Tai man irgi tokia naujiena buvo ir galvoju, nu taip, jeigu paveldimas, tada reikia suvokti, reikia labai tą atpažinti, ne? Bet aš tikiu, kad vis tiek kaip bebūtų, ar jisai paveldimas, ar jisai įgaunamas per tėvų auklėjimą, per kažkokį, nu, per kažkokias patirtis, ne, skaudžias, nepatogias, aš manau, kad vis tiek žmogus gali save valdyti, nes jeigu mumis gali kolektyvinę sąmonę valdyti, vadinasi, nu mes save tada tikrai galim valdyti. Nu kas kitas tave valdo, jeigu ne tu pats, ne? Tai čia yra labai apie ką? Apie prisiimti atsakomybę už savo jausmus, už savo mintis. Nes kaip ir tu sakei, pirmą prasideda kas? Mintis ir mintis kelia jausmą, o jausmas yra pasąmonės dalis, kuri jau įrašyta, yra kaip programa paremta vaikystėmis, visokiomis patirtimis, ten mama, tėtis gyvena, sesė, broliai ir ten toliau, ir tavo visokiausios skaudžios patirtis, kurios įsirašė į tavo kūną. Tai vėlgi tada, jeigu tu taip suvoki tą mechanizmą, aš suprantu, kad mes kiekvienas galim save valdyti. Taip, tai sunku, nesakau, kad tai lengva, taip sunku, nes mes, žinai, kaip sakau, mes kitą tai labai lengvai galim valdyti, labai mokam tai daryti kitiems, ne, bet kai reikia savo, tai taikyti, juk yra sunkiausia dalis atsigręžti save ir pasakyti taip, kad šiandieną tu privalėsi keltis 5 valandą, nori ar nenori. Ir tada toks, žinai, kaip čia dabar man save nugalėti. Tai va, tai pasirodo, kad, žinai, ne kitus reikia nugalėti, o reikia save kiekvieną dieną nugalėti. Tikrai taip, ir būti geresniu kiekvieną dieną, už save Taip, bent jau 0,001 taip, procentą kiekvieną dieną. Ir tada, jeigu sukumuliuosit ir tai darysit kiekvieną dieną, pamatysit save po metų, po 2. Beje, jeigu galiu pridurti, labai gerai ištraukti tą temą, tą mintį, kad būti, būti stipriu ir nugalėti save. Tai čia noriu pridurti, kad labai dažnai žmonės galvoja apie tuos žmonės, kurie yra sėkmingi, kurie yra turtingi, kuriems ten viskas sekasi. Jie galvoja dažnai, kad jie neturi tokių problemų. Jie turi daugiau laiko. Jie nesusiduria su to nerimu, jie nesusiduria su tokiom problemom, kurie iššūkia. Ir dažnai taip žmonės galvoja, kad, o, čia man, žinai, nesiseka, tam, bet pasisekė. Tai vad noriu pasakyti visiems klausytojams, kad žinokit, kad 24 valandas turime visi pasaulyje. Visi žmonės, absoliučiai. Tiek turtingi, tiek sėkmingi, tiek nelaimingi žmonės. Tai žinokite, kad tiems dar sėkmingiems žmonėms dar daugiau problemų yra ir dar kitokesnė vėjai pučia negu pas mus. Tai ką jie daro? Inga labai gerai pasakė. Jie dirba su savimi. Jie keliasi. Visi sėkmingi žmonės, tiek skaičiau knygų, tiek klausiau seminarų, tiek žinau biografijų, visi sėkmingi žmonės keliasi kaip 5 ryto. Visi pradėjo nuo to. Tai jeigu mes kartais pagalvojam ir pasidžiaugiam, ar netgi pavydėm kažkam, kad kažkam tai labai gerai pasisekė, reikia suprasti, kad tie žmonės įdėjo labai daug darbo. Disciplinuotai, kėlėsi anksti ryto, dirbo su savim, su savo mintim, su savo fiziniu kūnu, su savo emocijomis, ne, dirbo tam, kad galėtų pasiekti tai, ką pasiekė šiandieną, pasiekė tą dieną. O mes, aišku, dažnai miegam iki 10, vakarai žiūrim filmus, valgom čipsus ir taip toliau, ne, ir norim kažkas mūsų gyvenime pasikeistų, norim, kad išblėstų nerimas, norim, kad dingtų problemos, norim, kad susitvarkytų pirštas praktilėjimo mūsų visus problemas, taip nebus. Vėl grįžtam prie to, kad reikia dirbti, reikia labai stipriai su savimi dirbti, norint kažką tai gyvenime pasiekti ir reikia pradėti visą tai visų pirmiausia nuo savo minčių, nuo savo galvos. Taip pat, tai jo, tas disciplinuoti savo laiką visų pirma, galima tai tikrai pasirašyti.
nuo ko galit pradėti, kada keliatės, ką valgot, ką žiūrit. Ir viena iš tų irgi, vat, kas kelia stresą ir kas nerimą kelia. Pavyzdžiui, man labai keldavo televizoriaus visokiausios programos, žinios, filmai, nereikalingi trileriai, detektyvai, ten, kur kažkas gaudo, kažkas siaubo filmai ypatingai. Tai kelia normalu, tai kelia tau tokį nerimą, nes tada, kai tu peržiūri kažkokį filmą, tu tame užstringi toje emocijai, o Dieve, kaip galėjo tai padaryti. Tada bijai gatvėje išeiti, tada bijai tamsos, tada bijai vyro, kuris eina iš nugaros, jis nieko nedarys, bet kadangi filmas jau tau parodė galimybių variantą, kad gali būti ir taip, tu pradedi bijoti, tai yra haliucionuoti, kad ovdruk ir su manim tai bus. Tai vat gal pirmą, ko aš irgi atsisakiau aplamai jau 5 metai televizoriaus visiškai, žiūriu sąmoningai pasirinktą filmą, kuriame aš žinau, ko aš ieškau, ką aš rasiu ir kokią nuotaiką tenais vyraus. Arba ten YouTube lektorių kažkokiu visokius podcastus žiūriu, vat ten man įdomu, ten aš augu, ten aš pasikraunu, gali komediją žiūrėti, ne, va tai, kas tave įkvėpia gyventi. O dabar, kai visi užsisuka, vat vyksta, tas vyksta, na, čia nukrito, čia pasikorė, čia nužudė. Tai ta prasme, žinai, kitą kartą taip netyčia, kartais prieš jungiant televizorių kažkokią laidą iššoka ir užtenka minutės laiko ir per tą minutę sugeba įpūsti va tiek daug tau informacijos. Aš galvoju, Dieve, kaip žmonės gyvena dar su televizoriais, va su ta informacija visa, kaip reikia sugramuliuoti visą tai, ne? Pritariu tau, aš irgi jau 2 metai esu visiškai atsisakęs televizorių, mes net neturim namie televizorius. Tai Panaikinom, išnešam su žmona, jeigu ten reikia kažką pasižiūrėti, tai per kompiuterį, taip pat minėjai, ar filmą kažkokį geresnį, ne, ar kažkokias tai laidas su žmonėm, mokymus ir taip toliau. Bet televizorių taip pat neturime ir lygiai, taip pat su tavim pritarsiu, kai jūs patys įsivaizduokit, kaip jūs galite pabandyti save, bet paimti tokį mini testą ir 2 rytus skirtingai pradėti rytą. Atsikelti vieną rytą ir pradėkite, jeigu jūs žiūrite televizorių, žinias, ten scrollinat Facebooką, ne, atsikelkit, padarykit tai 15-20 minučių ir pažiūrėkit, kaip jūs jausitės ir kaip praeis jūsų visą dieną. Ir kitą rytą jūs padarykit, atsikelkit ir to visiškai nedarykit. Neimkit, nežiūrėkit, nei žinių, neskaitykit, Delfi ten ar kažkokių tai kitų portalų, neskrolinkit, tiesiog nelyskit į kitų gyvenimus, o atsikelkit, pakvėpuokit, pasidžiaugkit už lango saulę, debesim ar lietumi, pasidžiaugkite savo kūną, atsistokit prieš veidrodį, pasakykit, koks jūs esat gražus, graži, kaip save mylite, ne, padėkokit visatai už savo gyvenimą, už savo mintis, palinkėkit aplinkai, savo šeimai, savo pačiam, geros dienos ir taip toliau. Padarykit tokį testą, 2 skirtingus rytus, pradėkit atsikėlę kitaip ir jūs pamatysite, kaip jūs jausitės dienos pabaigoje. Čia pasimatuoti tiesiog, jo, tikrai galima pasimatuoti, ta prasme, jeigu ir nuneigėt, sakot, kad oi, nesąmonė, negaliu, ten, žinai, tiesiog pažaiskit su savim, tiesiog čia reikia pajausti, ne, mums labai sunku perteikti, ar tai jums naudinga, jūs kiekvienas turit pasimatuoti savo praktiką, savo kūnų, savo pajausti, savo širdim iš tikrųjų, nes mes tik galim pasidalinti iš savo praktikos, iš savo patyrimo, ne kas mums padėjo. O kas, Artūrai, va kaip vyrui, tu pasakyk, kas padeda streso valdyme, bet kas tau kaip vyrui? Aš kad paklausai, noriu gal visų pirmiausia pasakyti, kad tai yra labai plati tema. Ir viduje, galvoje, kiek verda minčių, kad atrodo, nežinau, kurią čia ištraukti. Ar čia tas temas perkeisim į kitas laidas, kad išsikalbėti. Taip, mes praplėsim šitą, nes kaip tu sakai, čia tikrai plati, mes nepaliesim, labai daug ko matau, nes tai tiesiog šiandien bus neįmanoma. Tai visų pirmiausia, aš pasakysiu, kas man padeda ir ką galėtų rekomenduoti kiekvienam žmogui. Tai visų pirmiausia yra 4 gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Jeigu kas nors pradeda spausti kažkur kažkas, jauti, kad jau mintis bando imti viršų, susirandi tylų kampelį ir tada padarai gilius 4 įkvėpimus ir tada jį iškvėpi. Ir po tų 4 iškvėpimų tiesiog užmerki akis ir pabandai
pabūti, atsipūsti, apie nieką negalvoti, nukreipti savo mintis. Tai padeda susikoncentruoti, aišku, tai prasideda meditacija, paėmai, kad metu prasideda jausmo ieškojimas kūne, ne kur man skauda, kur tas jausmas, kodėl tas nerimas kyla, ar mane spaudžia gerklė, ar man spaudžia širdį, ar krūtinė, ar kažkur kažkas skauda, tai tu bandai tada susirasti tą jausmą savo kūrį ir tu bandai jį paleisti. Jį paleisti, klausi, kam tu man reikalingas, ką tu čia veiki pas mane, ko tu nori iš manęs, ir tu jam sakai, kad man tavęs nereikia, aš te paleidžiu. Tai va, čia yra trumpas mini paleidimas, tai va, labai tikrai padeda. Bet man kaip vyrui, man padeda sportas. Man padeda sporto salė, aš ten atsigaunu, nueini, kilnoji svarmenis, sportuoji ir tada tas fiziškumas, ta galia, man kaip vyrui labai padeda. Aišku, užsidedi ausinuką, užsidedi kažkokią tai knygą, kažkokį tai podcastą, iš kurios gauni informacijos, kurią, kaip sakau, tu zuikiai vienu metu, o ne pagauti, nes tu sportuoji, duodi savo fiziniam kūnui duoną ir tuo pačiu maitini savo emocijas, savo mintis, taip pat tu klausaisi kažką ir naudingo, ir semiesi informaciją. Tai va, ir trečias dalykas, kas man labai padeda, tai yra gamta. Bėgu į gamtą, į mišką, į tylumą, ramybę, kur nieko nėra, kur esu aš, medžiai, gyvūnai, gamta, aišku, prasivaikštai, pamedituoji, kaip tu sakai, ten išsišaukia, jeigu reikia ir taip toliau. Ir mane tai pakrauna, pasikrauna energijos ir tada, aišku, vėl nukreipi mintis, vėl viskas, matai, mintis, jau kelintą kartą pakartoju žodį mintis, tai viskas vėl prasideda nuo mūsų minčių ir sakau, niekas kitas tų dalykų nesukelia, kaip mes patys. Taip, yra gyvenime tam tikros situacijos, ne, sakykime, tu ten važiuoji autobuse ir įvyksta kažkoks tai teroristinis ataka teroristinė, nu tai taip, faktas, žmogus toj vietoj, ten, žinai, stresas, nerimas ir taip toliau. Bet tokių dalykų, pripažinkim, nėra dažnai gyvenime. Dažniausiai mes juos patys susikūrėm, nes tos variacijos, likimo variacijų vėl yra labai daug. Ir čia labai galiu gal net parekomenduoti, yra toksai rašytojas Vadimas Zelandas, yra nemažai knygų parašęs apie tai, transferingą yra jisai išradęs. Tai ten labai gerai pasakoja apie likimo valdymą, kaip mes patys, žmonės, valdom savo likimą. Netgi mintimis, nes jeigu tu sugalvoji vieną mintį ir ją išleidai, tai įvyko tokia variacija realybėj. Jeigu tu tą mintį būtum kitaip pakreipus ir kitaip išleidus, jau tu būtum kitokią variaciją turėjus, ne? Tai va kaip yra svarbu valdyti savo mintis ir tada, aišku, padeda kiti dalykai valdytis, emocija, mąstymas, fizinis kūnas reaguoti ir taip toliau, ne? Taip. Iš tikrųjų, labai fainai tokios, kur atliepsiu kūno praktikos, galbūt yra paprastam žmogui kvėpuoti, valdyti mintis iš karto sunku, bet per fizinį kažkokį veiksmą, ne, kapstytis ten darže, skinti, eiti šakas miške, rankioti, lapus, konkorėžius, dėlioti mandalas. Tiesiog, kaip tu sakai, mintis įdarbinti. Va taip, savo mintis įdarbinti tikslingai viena kryptimi. Ir tada, kai mes nukreipiam tą mintį kažkur, jinai ir energetiškai siejasi ten. Nu tada gaunasi, kad tu ne apie problemą nerimauji, o tu nerimauji, kiek konkorėžių yra. Jeigu nori nerimauti dar vis apie konkorėžius, tai gali nerimauti, bet iš tikrųjų ten nebėra nieko. Tu tiesiog susitelki į veiksmą, į kažkokį savo darbą, ne, ir dėlioji kažką, arba renki, arba pagalvoji, kaip vaistažolių man trūksta, tada eini rinkti. Kaip čia, žinai, kaip grybus būna, kad einame ieškoti. Tai būna toks fokusas į tą grybą, tu pamiršti visą, kad tu pamiršti, kad miške vaikštai, aplamai, nes gaunasi tu sekioji ir visa mintis, fokusas grybo ieškojimas. Tai va, čia labai panašiai, ne? Sutelkti savo mintis į kažką, į darbą. Jeigu jūs blaškotės ir tas nerimas yra didelis, taigi pasimkit parkelį, pradėkit rašyti. Apie nerimą, istoriją. Aha, gyveno toks nerimas, ką jisai veikia, ko jisai nori, kaip jisai tą. Kurkit pasakas. Žinai, kitą kartą galvoju, esu tokią praktiką darius moteriam,
Nu, ten su baime, bet su nerimu tas pats. Vat gali pasisodinti savo nerimą priešai save, pakalbėti arba netgi pradėti šokti su juo. Tiesiog judesi. Nu va, tai nerimas yra čia, tai einam pašoksim, žinai. Va, to kaip tu šoktum nerimas mano. Ir vat leisti savo kūno pojūčiams irgi būti, taškytis. Gal tu nori tą galvą kraipyti, gal tu nori paleisti, ne? Va toks, nu, per fizinius pratimus mes galime paleisti emocijas. Va kaip tu sakai, pastebėti, kad jisai yra ta emocija, tas nerimas gyvena manyje ir kažkaip paleidinėti jį. Bet aš suprantu vieną, kad mes iš savęs nieko negalime išvaryti, negalime atsisakyti, mes turime tai, kas yra mumise, priimti, tai yra integruoti. Mokyklose, taip sako, matematiką į šokio pamoką integruoti. Nu tai va čia kažkas labai panašaus. Jeigu tu turi nerimą, tu jo neiškabinsi iš savęs, nes ten kažkas yra naudinga, kodėl tu nerimauji, ten yra istorijos dalis, ne? Yra patirtis, yra skausmas, yra labai daug dalykų. Tai kai tu tai išimsi, ten pasiliks skylė. Negali. Tu turi tą patį nerimą, kuris yra kažkurioje vietoje, integruoti. Tai yra transformuoti jį į kažką. Nu tai va, o kaip tai reikia padaryti? Reikia pamilt savo nerimą, reikia su juo taikytis, reikia su juo bendrauti, kalbėti, bėgioti, skaityti. Vat, kad jis pataptų tavo draugu kažkokiu, supranti? Ir tada, jeigu paprašius, ar jisai gali tavo kūną palikti, ir gavus tai leidimą iš savo nerimo, tada gali įvykti transformacija, kad tas nerimas tiesiog išnyks. Arba jisai transformuosis į kažką labai naudingo, į meilę, į atjautą kitam, pavyzdžiui. Nerimas. Gal tu suprasi kitus žmonės, pavyzdžiui, gal tave tai mokina tas nerimas. Vat kadangi, kaip aš pati, pavyzdžiui, nepatyriau skausmą, patyriau nerimą ir iš savęs klausdavau, o kodėl man tai naudinga yra? Nes ten yra nauda. Kodėl aš nerimauju? Kodėl mano kūnas nusprendė nerimauti, pavyzdžiui? Jeigu aš galėčiau nerimauti, ne? Kažkodėl tai yra naudinga. Tada pagalvojau, nu taip, iš tikrųjų, kai aš tai pragyvensiu, ką aš darau, aš labai daug medžiagos gavau, kaip tai įveikti, kaip su tuo gyventi, kaip tai transformuoti. Ir aš supratau, kad aš galėsiu tom dalinti su kitais žmonėmis, nes aš tą patirtį jau turėsiu. Tai va daugelį dalykų mūsų gyvenime būtent apie tai yra, ne? Tad ką mes galėtumėm palinkėti, Artūrai? Ką tu norėtum palinkėti mūsų žiūrovams? Aš norėčiau palinkėti visų pirmiausia nerimaut, nerimaut, bet norėčiau pasakyti, kad reikia suprasti, kad aš labai puikiai žinau, kaip žmogus nori, ypač šiuolaikinis žmogus nori tos tabletės, tos piliulės, kuri padarys viską už jį. Tu tiesiog išgeriu ir tampu laimingas, sėkmingas, turtingas, sveikas, raumeningas arba liekna su viena tabletė, ne, su viena piliulė. Bet žinokit, niekada nebuvo, nėra ir niekada nebus tokios piliulės. Tai yra sunkus, disciplinuotas darbas su savimi. Tai vat noriu palinkėti, kad suprastumėm, kad norint gyvenime turėti kažką, reikia pačiam padaryti, pačiam džiaugtis, pačiam eiti anksti keltis, anksti miegoti, skaityti knygas, apkabinti savo šeimą, skambinti mamai, padėkoti ir taip toliau. Jūs turite patys dirbti su savimi, jeigu jūs norite turėti savo laimingą gyvenimą. Niekas kitas už jūs to nepadarys ir niekada nesulauksite, kol kažkas, sakau, pagamins kažkokį tai preparatą, o dabar šiais laikais labai dažnai žmogus susirgau, einu, nusiperku arba ten išleidau kažkokią tabletę, kuri ten meta svorį, ne, prisipirkau, prisivalgiau ir tada laukiu. Ne, taip nebus. Tai taip pat ir čia su mūsų emocija, su mūsų kūnu, su mūsų gyvenimu, kas viskas vyksta. Tai labai noriu palinkėti, kad mylėkite save, dirbkite su savimi, investuokite į save, pamilkite save. Taip. Jūsų gyvenimas pamilkite. Taip, kiekvienoje dienoje. O aš galbūt man tokia gimė mintis, žinai, kad nešiokitės tokį sakinį. Aš visada savo sakydavau, lai protas neknisa man proto. Ir kai pradeda knisti, tada pasakau, dabar aš valdovė ir aš nuspręsiu, ką aš galvosiu ir ką aš jausiu.
Tai vat vėlgi pasimkite tas vadeles į savo rankas. Neleiskite niekam kitam vairuoti ir valdyti jūsų proto ir jūsų jausmų. Būkite savo šeimininkai. Nu, tai va, su ta gražia gaida mes atsisveikinam. Iš tikrųjų, jeigu įdomu, ta tema, kaip valdyti stresą, kaip gyvenimo situacijose gerai jaustis, kaip nereaguoti į nelaimės, į kažkokį stresą, tikrai atliepkite mums, mes žinosime, kur mes einame ir mes tokių įrašų padarysime daugiau. Iš tikrųjų, mes tikrai turime labai didelį su Artūru bagažą apie viską, tad atliepkite mums, kas jums naudinga, kur jūsų dėmesys, kur jūsų fokusas šiai dienai ir ko norisi labiausiai. Sakome viso gero. Taip. Gražios dienos. Tai ačiū tau, Artūrai. Su meile. Ačiū tau, Inga. Iki. Pasimatymo. Iki. Iki.